Šiaip tai visą laiką dainavau, pats savo, duše, automobilį ir taip toliau. Muzika ir dainavimas visą laiką lydėjo mane visą gyvenimą. Dainavau kažkada mokyklos chore, dainuot man patiko ir seniai buvo mintis apie tai, kad noriu eiti ir mokytis dainuot. Ir vieną dieną, sėdint darbe, kilo mintis, kad reikia pasižiūrėti gal kažkokią studiją. Tai vat, taip sakant, ir pasižiūrėjau, pamačiau Eimantą, paskaičiau aprašymą, dar pažiūrėjau Facebook'e ir parašiau. Tai gana greitai Eimantas atrašė. Atėjau į pirmą pamoką. Man labai buvo įdomu, kaip viskas tai atrodys ir vyks. Tai atėjom, pasikalbėjom, kaip ir vaibai sutapo. Ir vat, dainuoju jau daugiau negu metus. Bent jau man taip atrodo, kad dainuoju. Per atostogas, dabar grįžau iš atostogų, nelabai dainavau, bet jau dabar po truputį grįžtu ir man atrodo, kad progresas per metus yra gana ženklus, bent jau man taip atrodo. Dainavau mokyklos chore ir dainavau iš tikrųjų kelis metus turbūt dainavau, bet ten nebuvo tokio rimto požiūrio į vokalą, ten šiaip buvo tokie basicai duoti, paaiškinti, ir tiesiog dainavau, kaip vaikų mokyklos chore. Tai be abejo, tai kaip iš karto atėjus į pirmą pamoką, Eimantas išaiškino visus, sakykime, dirbančius žmogaus organizmo, taip sakant, veiksnius, kurie dirba dainuojant. Tai ir diafragma, ir taip sakant, gerklė ir taip toliau. Paaiškino kaip ką, išaiškino daugmaž pojūčius, kokie pojūčiai turi būti dainuojant. Na tai ir nuo to atsistumint jau taip ir pradėjo formuotis gana toks sąmoningas kaip čia požiūris tos pojūčius ir taip iš tikrųjų ir nuo to ir progresuoju, nuo to, taip sakant, nuo tų pojūčių ir jaučiu tą progresą. Tai jaučiuosi laisvai, negalvoju, kad aš atrodau kažkaip juokingai, kartais darant tam tikrus pratimus, lyg ir atrodytų, kad tu atrodai kažkaip juokingai ir pasižiūrint į veidrodį iš tikrųjų galbūt atrodo juokingai, bet iš tikrųjų apie tai negalvoju. Tiesiog laisvai irgi su Eimantu dirbant, žiūrint Eimantą, jisai irgi į tave žiūri į tą tavo tokį galimai kvailumą, bet vis tiek tai yra mokytis, jis supranta ir iš tikrųjų jaučiuosi labai laisvai. Šiaip tai yra labai svarbu, bet su tuo tu turi tam tikrų sudėtingumų, labai priklauso nuo dainos, nes tam tikras dainas pavyksta pajausti ir tą pojūtį perkelti į dainą. Kai tu tarpu kitose dainose, tai su tuo yra gana sudėtingiau, bet vis dar to mokinuosi.